Kepta veršienos nugarinė marinuota baltame vyne ir meduje. Veršiena marinuojama baltame vyne, meduje ir aliejuje. Įdedama šiek tiek kvapiųjų pipirų ir šviežių petražolių. Kiaulienos šoninė sumalama mėsmalė. Įdedama šviežio baziliko, krapų ir džiūvėsėlių. Baravykai sumalami mėsmalė ir sumaišomi su veršienos gabaliukais bei džiūvėsėliais. Gauta mase įdaroma veršienos nugarinė. Morkos supjaustomos plonais šiaudeliais ir trumpai užpilamos verdančiu vandeniu kartu su laiškiniais svogūnais. Veršienos nugarinė patepama maltos kiaulienos šoninės mase. Ant jos dedamos morkos ir laiškiniai svogūnai. Vėl patepama malta kiaulienos šoninė, o ant viršaus sudedamos pjaustos baravykų galvutės. Pabarstoma prieskoniais ir kepama orkaitėje. Daržovės supjaustomos smulkiais kubeliais ir pakepamos baziliko skonio aliejuje. Pabarstomos prieskoniais. Paruoštos daržovės sluoksniuojamos su varške ir vynuoginiais pomidorais ir dedamos į iš šviežios cukinijos pakamintą žiedą. Kepama orkaitėje. Mėsos gabaliukai, morkos, svogūnai ir česnakai apkepami, o tada sudedami į puodą ir verdami. Pagardinama pomidorų padažu ir šviežiu rozmarinu. Nuvirusi mėsa ir daržovės nukošiamos, pabarstamos prieskoniais ir sutirštinamos kukurūzų krakmolu. Balzamiko actas ir medus įpilami į puodą ir paverdami ant silpnos ugnies iki tol, kol jų konsistencija tampa panaši į karamelę. Paruoštas padažas atvėsinamas. Bulvės ir kriaušės supjaustomos plonais grįžinėliais ir pakepinamos baziliko skonio alyvuogių aliejuje bei svieste. Formuojamas bokštelis. Visa tai kepama orkaitėje. Paruošus apipilama karamelę.